BetSafe – generalinis Žalgirio futbolo klubo rėmėjas. Sveiki, esu Nedas Klimavičius, man yra 19 metų ir žaidžiu saugo pozicijoje. Užaugau futbolistų šeimoje, tai pradeda nuo senelio, jisai buvo profesionalus futbolininkas, taip pat ir jo 3 sūnūs nuėjo jo pėdomis. Vienas iš jų ir mano tėtis, kuris atvedė mane į futbolo aikštelę, kai man buvo vos 4 metai. Ir aš esu jam labai už tai dėkingas, ne kartą esu žiūrėjęs, kaip mano tėtis žaidžia futbolą ir po to kartu tiesiog supratau, kad noriu tapti futbolistu ir jis atvedė mane į žalgiriečių treniruotes, kai dar nebuvo daug grupių ir taip pat aš jį galiu laikyti savo pirmu treneriu. Taip pat noriu padėkoti ir Gediminui Kontautui, kuris suteikė man pradmenis. Manau, supratau, kad noriu eiti toliau ir siekti aukštumų futbole. Buvo tada gal, kai su savo komanda laimėjom pirmą trofėjų, išėjom į elitinę lygą. Atėjus treneriui Radavičiui, kuriam taip pat norėčiau padėkoti, jisai mus daug ko išmokė ir tikrai pasiekėm su juo nemažai gerų rezultatų. Tapom ir elitinės čempionai 2 kartus, esu gavęs ir geriausio saugo statulėlę. Nuo tada ir supratau, kad norėčiau tapti profesionaliu futbolininku. Stebėdavau nemažai Žalgirio rungtynių ir kiekvieną kartą stebint matydavau save čia žaidžiant kažkada. Šiandien mano svajonė išsipildė. Labai gera yra čia sugrįžti, vis tiek čia man kaip antri namai. Daug įvykių čia yra nutikę, daug prisiminimų gerų. Labai gera bus vėl dėvėti žaliai baltą spalvą. Tai kaip žaidėjas esu ištvermingas ir gan greitas, mėgstu driblingą, žaidimą 1-ant-1. Mėgstamiausia pozicija yra krašto saugas, bet taip pat esu išbandęs nemažai ir skirtingų pozicijų. Galiu žaisti ir vidurio saugu, galiu žaisti ir krašto saugu. Šiaip muziką pradėjau daryti nuo 14 metų. Niekada nenorėjau, kad ši paslaptis kaip mano išlįstų į futbolo pasaulį, bet darant muziką tai tikrai padeda pamiršti problemas. Šiuo metu mano tikslas yra debiutuoti A lygoje ir padėti komandai pasiekti kuo geresnius rezultatus. Kol kas apie ateitį stengiuosi labai negalvoti ir susitelkęs į dabartį. O kai bus vėliau, taip ir bus. Bet dėl šios komandos esu pasiruošęs atiduoti viską.